tuomet lauksime jūsų, kolegų žurnalistai, klausimų. Žodį suteikiu ministrei Gintarei Skaistei, prašau. Labadiena, šiandien norime pristatyti po diskusijų raundo parengtą gynybos fondo įstatymo projektą su lydinčiaisiais įstatymais, kurie yra skirti atliepti lūkestį dėl didesnio gynybos poreikių finansavimo. Ir gal pradėsiu pristatymą nuo priminimo, kokie yra įvardinti konkretus krašto apsaugos ministerijos poreikiai. Tai pirmiausia turbūt 5 didėjai projektai, kurių finansavimo poreikis išlipa iš dabartinių numatytų bazinių 2,52% nuo bendrojo vidaus produkto kariuomenės modernizavimui skirtų lėšų. Tai yra nacionalinės divizijos formavimas, stiprinant oro gynybos sistemą, taip pat sunkinant pačią diviziją, įsitaisant tankų kuopą, taip pat vokiečių brigados priėmimas Lietuvoje su visa reikalinga infrastruktūra, taip pat aktyviojo rezervo karių tinkamas aprūpinimas, kontrmobilumo priemonės, kurias yra įvardinęs naujasis krašto apsaugos ministras, bei visuotinio šaukimo reformos įgyvendinimas. Tęstiniai poreikiai, kurie yra reikalingi ilguoju laikotarpiu, yra ne mažiau kaip papildomai 0,5% bendrojo vidaus produkto, užtikrinant, kad krašto apsaugai būtų skiriama bent 3% bendrojo vidaus produkto nuolatinio tęstinio finansavimo. Krašto apsaugos ministerija dalį infrastruktūros įrengimo išdėstė ilgesniuoju laikotarpiu įgyvendinant viešosios privačiosios partnerystės pagrindų, todėl finansavimo poreikis tapo tolygesnis. Ir tokiu atveju užtikrinant 3% nuo bendrojo vidaus produkto kasmet išlieka nedidelis kintamos dalies poreikis, kuris yra svyruojantis. Ir todėl siūlomi sprendimai atskiri pastoviosios dalies finansavimui, tai yra iki 3% bendrojo vidaus produkto ir kintamai dalį iki tos dalies, kuri yra reikalinga kiekvienais konkrečiais metais, skirtumas tarp 3% ir to, kas yra reikalinga. Taip pat buvo įvardintas ir civilinės saugos stiprinimo poreikis. Vidaus reikalų ministerija parengė civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos projektą, kuris šiuo metu yra derinimas. Natūralu, kad civilinė sauga yra integrali bendra valstybės gynybos dalis. Karas Ukrainoje parodė, kaip tai yra svarbu. Todėl reikia plėtoti priedangų tinklą, kuris yra šiuo metu. Taip pat reikia efektyvios perspėjimo sistemos, didesnės civilinės saugos subjektų parengties ir atsparumo. Kaip minėjau, yra parengtas civilinės saugos programos projektas. Siūloma taip pat numatyti papildomas lėšas, kurios yra reikalingos šios programos įgyvendinimui. Preliminariais vertinimais šios programos įgyvendinimui iki 30 metų reikia papildomai 150 milijonų eurų. Per šį laikotarpį vyko 3 ministrės pirmininkės inicijuoti susitikimai su politinių partijų, verslo profsąjungų atstovais, taip pat įvyko 3 konsultacijos, diskusijos su socialiniais partneriais, tai yra verslu, profesinėmis sąjungomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Šių konsultacijų diskusijų pagrindų buvo suformuotas galimų sprendimų šviesoforas, įvertinant, kurie pasiūlymai galėtų sulaukti daugiau palaikymo, ir taip pat sutarta dėl šių pasiūlymų formato, kad papildomi pajamų sprendimai būtų teikiami atskiro valstybės gynybos fondo įstatymo forma, tas ir yra siūloma. Tai kaip minėjau, yra siūlomi sprendimai 3 konkrečiom dalim, tai yra sprendimai pastoviosios dalies finansavimui, taip pat sprendimai kintamosios dalies finansavimui, bei taip pat sprendimai, kurie yra reikalingi civilinės saugos poreikių finansavimui, ir tuoj pristatysiu kiekvieną iš jų. Tai sprendimai pastoviosios dalies finansavimo, kaip minėjau, yra reikalinga užtikrinti, kad būtų ne mažiau kaip 3% bendrojo vidaus produkto kasmet. Tai reiškia, kad papildomai reikia surinkti apie 0,5% BVP kiekvienais metais. 25 metais toks dydis sudarytų apie 400 milijonų eurų. Todėl siūlomas sprendimas pastoviosios dalies finansavimui, kuri būtų skirta krašto apsaugai. Ir šį sprendimą sudarytų pirmiausia solidarumo įnašo pratęsimas 1 metams, taip pat grupės sprendimų susijusių su pelno apmokestinimu, grupės sprendimų susijusių su akcizų didinimu ir taip pat teikiama saugumo įnašo draudimo sektoriuje koncepcija derinimui. Solidarumo įnašas būtų pratęstas 1 metams. Matome, kad išskirtinės aplinkybės susiformavusios finansų sektoriuje išlieka dar bent 2025 metais, todėl įstatymas yra koreguojamas tam, kad būtų galima užtikrinti, jog bus papildomų pajamų, nes jeigu įstatymas tiesiog būtų pratęstas toks, koks yra dabar, pajamų papildomų iš jo nebūtų.
Todėl yra siūloma koreguoti skaičiavimo bazę, pasirenkant skaičiavimo laikotarpį 2019-2022 metus, kaip ir pajamos buvo skaičiuojamos 2024 metais. Tokiu atveju būtų galima iš solidarumo įnašo tikėtis papildomai 2025 metais 60 milijonų eurų. Taip pat yra grupė sprendimų susijusių su pelno mokesčio pakeitimu. Tai siūloma pelno mokesčio tarifą padidinti nuo 15 iki 16% bazinį, o mažų įmonių lengvatinį tarifą ir kitom sritim taikoma lengvatinį 5% tarifą taip pat padidinti 1% punktu. Pagrindinės papildomos pajamos iš pelno mokesčio tarifo padidinimo būtų 2026 metais, tačiau dėl to, kad yra mokamas avansinis pelno mokestis, dalis pajamų būtų jau ir 2025. Taip pat siūloma atsisakyti pelno mokesčio specialiųjų režimų taikymo, tas jau buvo pristatyta draugė su mokesčių paketu, kurį jau anksčiau vyriausybė buvo pateikusi Seimui, tai yra išskirtinių režimo atsisakymas draudimo sektoriui bei sveikatos sektoriui ir taip pat automobilio atskaitos ribojimas susijęs su CO2 išmetimais, tai taip pat yra buvusio mokesčių paketo dalis, papildomai galima būtų tikėtis beveik 19 milijonų eurų. Taip pat verslo liudijimų pokyčiai, kurie taip pat buvo pristatyti draugė su mokesčių paketu prieš tai vyriausybės teiktame projekte. Papildomai galima būtų tikėtis per 30 milijonų eurų iš šių reguliavimo pokyčių. Reguliavimai turbūt esmė susiję su tuo, kad būtų nuleista kartelė, iki kurios taikoma verslo liudijimai. Šiuo metu tai yra 45 000 eurų per metus, būtų nuleista kartelė iki 20 000 eurų. 84% visų verslo liudijimų turėtojų, jų apyvarta yra žemiau 20 000, tai reiškia, kad jų pokyčiai nepaliestų. Ir taip pat antras pasiūlymas yra, kad verslo liudijimą jį būtų galima išsipirkti netrumpesniam laikotarpiui kaip vienam mėnesiui, nes savo esmė tai yra individuali tęstinė veikla ir tokiu atveju planuojama surinkti daugiau papildomų lėšų apie 30 milijonų eurų. Trečioji grupė tai yra su akcizai susiję pakeitimai, tai yra dvi grupės. Alkoholio ir tabako akcizų pokyčiai. Prieš tai vyriausybė buvo pateikusi akcizų trimetį planą alkoholio ir tabako akcizų didinimui 3 metų laikotarpiu. Šis planas buvo parengtas tam, kad užtikrinti, jog akcizų dalis bendroje biudžeto pajamų struktūroje nemažėtų, todėl tai nėra laikytina papildomų pajamų šaltiniu. Tačiau diskusijų metu išsakytas poreikis padidinti ambiciją ir tas ir buvo padaryta. Ir planuojama surinkti papildomai ant to trimečio parengto plano papildomai lėšų, kiekvienais metais didinant, tai 25 metais tai būtų beveik 16 milijonų, 26 31, 27 46,5. 30 milijonų būtų iš akcizų alkoholiui ir apie 16 milijonų iš akcizų tabakui didinimo. Ir kita grupė akcizų pakete tai yra žaliųjų akcizų didinimas, tai akcizai, kurie yra CO2 dedamoji, būtų paankstinta iš 2027 metų ir ambicija pasiekta jau 2025 metais. Papildomai iš šio sprendimo būtų gaunama 126 milijonai eurų per metus. Vidutiniškai kuras pabrangtų 5 centais dėl CO2 dedamosios arba akcizo, kitaip tariant, pakeitimo, ir 1 centas būtų dėl pridėtinės vertės mokesčio pokyčių. Vidutiniškai kuras brangtų 6 centais, tačiau vertinant, kiek svyruoja apskritai naftos kainos bendroje rinkoje, toks pokytis yra santykinai neženklus. Ir taip pat ketvirtoji grupė tai yra saugumo įnašo koncepcija, tai yra kitose šalyse toks reguliavimas yra taikomas daugelį ES valstybių. Lietuvoje tokio mokesčio nėra. Draudimo sektorius yra išskirtinis, jam nėra taikomas pridėtinės vertės mokestis, tai yra natūralu, tačiau kitose valstybėse yra taikomas specialus draudimo sektoriaus apmokestinimas. Tarifas svyruoja labai įvairiai, mediana kitų šalių yra apie 9–10%, todėl siūlome apsvarstyti galimybę apmokestinti draudimo sektoriaus apimtis. Šis tarifas nebūtų taikomas gyvybės draudimui, nes tai yra labiau kaupimui ir taupimui taikomas būdas, ir taip pat nebūtų taikoma fizinių asmenų civilinės atsakomybės draudimui, nes tai yra privalomas draudimas.
Kadangi tai yra visiškai naujas reguliavimas, todėl teikiamas ne įstatymo projektas kol kas, o koncepcija, kuri būtų pateikta derinti rinkai ir sulaukti suinteresuotų institucijų pozicijų. Ir siūloma pradėti mokestį taikyti nuo kitų metų vidurio, tai reiškia, kad sprendimo priėmimui turime laiko iki metų pabaigos. Ir tokiu atveju tikėtina, kad 2025 metais būtų galima tikėtis 50 milijonų eurų, o vėlesniais metais apie 100 milijonų eurų. Kaip minėjau, poreikis yra 0,5% BVP, tai pasiūlymas ilguoju laikotarpiu atliepia užsibrėžtą ambiciją. Sprendimai kintamosios dalies finansavimui, tas turbūt jau buvo pristatyta ir ankstesnių susitikimų metu, tai buvo pasiūlymas sudaryti patogesnės galimybės skirti paramą krašto apsaugai, tai bus padaryta ir speciali programėlė, kur žmonės galės aukoti ir periodinius mokėjimus, jeigu norės tai atlikti savanoriškai, ir tiesiog bus sudaryta patogi tam platforma. Kalbant apie skolinimąsi, taip pat yra teikiamas valstybės skolos įstatymo pakeitimas ir siūloma, kad tai kintamai daliai finansuoti galima būtų skolintis tiek iš juridinių, tiek iš fizinių asmenų. Na, o tam, kad būtų prisidėjimas prie krašto apsaugos finansavimo, siūloma, kad vidutiniai skolinimosi kaštai būtų nedidesni negu vidutiniškai vyriausybė skolinasi, bet to pačiu nedidesni nei 2%. Tai yra šiuo metu mažesni kaštai negu vidutiniškai skolinasi valstybė. Ir taip pat sprendimai dėl civilinės saugos poreikių finansavimo, kaip minėjau, programos įgyvenimui reikia iki 30 metų apie 150 milijonų eurų. Todėl siūloma gyventojų pajamų mokesčių pajamų dalį tenkančią savivaldybėms kasmet 25 milijonus eurų atskirti ir nukreipti civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos įgyvendinimui. Tai būtų plėtojama priedangų infrastruktūra, taip pat būtų skiriamos lėšos prevencijos ir parengties iniciatyvoms, bei aprūpinama būtinomis priemonėmis atsargomis tam, kad būtų galima užtikrinti, jog krizės atveju būtų pasirengta civilinės saugos programai. Tai tokie yra vyriausybės pateikti pasiūlymai. Valstybės gynybos fondo projektą sudaro 9 įstatymų paketas, taip pat saugumo įnašo įstatymo koncepcija, kuri teikiama visuomenės pastaboms ir siūlymams. Ir tikėtina, kad valstybės gynybos fondo įstatymo projektas bus teikiamas Seimo pavasario sesijoje. Dėkojame ministrai. Na, dabar metas kolegų klausimams. Ar turime? Mindaugas Vasiliauskas, TV3 žinios. Kiek šie siūlymai yra suderinti su visomis politinėmis partijomis, su verslo bendruomenė, profsąjungomis? Suprantu, kad dėl draudimo dar nėra visiškai iki galo suderinta ir jeigu dėl draudimo nepavyks surasti to sutarimo, ar turite atsarginį variantą, planą B? Tai diskusijose dalyvavo daugelis politinių partijų, pas ministrė pirmininkė jos inicijuotose diskusijose daugelis partijų išsakė savo pozicijas, turbūt 100% sutarimo sulaukti tokiais klausimais kaip mokesčiai yra sudėtinga, tačiau man atrodo labai svarbu, kad visos partijos sutarė dėl poreikio išspręsti šį klausimą. Ir turbūt visi turime šiek tiek išeiti iš savo komforto zonos, ieškodami tų sprendimų, kurie galėtų garantuoti, kad gynyba sulauks tokio finansavimo, kuris yra reikalingas. Vėliau po šių susitikimų dar konkretesni pasiūlymai buvo aptarti ir koalicijos formate. Matyt, visgi skaičiuojant balsų Seime labiausiai turėtume remtis būtent koalicijos partneriais, bet tikrai tikėčiausi, kad dalis opozicijos bent dalį sprendimų galėtų paremti. Tai sakyčiau, kad tikimės, kad šie pasiūlymai sulauks palaikymo. Na, o dėl draudimo koncepcijos, matyt, daug kas priklausys ir nuo konkrečių modalumų. Tikimės, kad diskusijų metu išsigrynins pasiūlymo versija, kuri sulauktų plačiausio palaikymo ir galėtų sulaukti parlamente pritarimo, nes tai yra nemaža dalis gynybos fondo finansavimų ir jeigu nebus priimti tie sprendimai, matys, reikės ieškoti kitų. Kiek koalicijos balsų turit skaičiavus? Na, koalicija vis dar yra nepasikeitusi, mano žiniom. Tai pilnas pritarimas ir iš koalicijos partijų? Asmeninės apklausos nevykdžiau. Jūs, kai pristatėt skaidrės, tai sakėt, kad poreikis yra iki 2030 metų, skaidrėse skaičiavimai iki 2027. Ar bus įstatymuose, teisės aktuose įtvirtintas tas ribotas laikotarpis, kažkoks laikinumas šitų siūlymų, ar jie neribotam laikui šiuo metu orientuojantis siūlomi?
Poreikiai, kurie yra identifikuoti krašto apsaugos ministerijos, jie yra tęstiniai, tai reiškia, kad sukūrus didesnį infrastruktūrą reikės daugiau lėšų jos palaikymui, todėl poreikis skirti 3 procentus nuo BVP jis yra nuolatinis, todėl siūlymai pastoviai finansavimo daliai jie yra nuolatiniai, tuo tarpu civilinės saugos programos įgyvendinimas, matyt, čia yra diskusinis klausimas, ar po 30 metų jau būsime padarę visus darbus, turbūt šiandien parengti planai apsiriboja 30 metais. Bet datos konkrečios nebus teisės aktuose, kaip pavyzdžiui yra laikino solidarumo mokesčio įstatyme. Kaip minėjau, poreikis yra tęstinis, todėl ir sprendimai turi būti pastovus. O kaip atrodys tas pakoreguotas laikino solidarumo mokesčio įstatymas, nes ten yra, berods, 2 metai yra įtvirtinti, tai dabar jūs įtvirtinsit tik 1 metam pratesimą kaip? Pratęsimas bus siūlomas 1 metams, nes tiesiog pats mokestis suformuotas taip, kad išnykstant išskirtiniam aplinkybėm pajamos iš šio mokesčio mažėja. Jisai bus mokamas nuo analogiškos bazės kaip ir 2024 metais. 19-22. Taip. Tai tas laikinumas jau solidarumo įstatymė atsispindės jisai. Taip, Kad tai tik 1 laikinas metam. mokestis, kuris savo esmė negali būti nuolatinis. Tai, kai yra pateikusi opozicija, Lietuvos bankas yra įvertinęs pateiktą pasiūlymą, iš jo būtų tiesiog 0 eurų pajamų. Nėra pasiūlymuose pridėtinės vertės mokesčio galimo padidinimo. Ar šitos idėjos apskritai atsisakyta, ar prie jos dar gali būti sugrįžta anksčiau ir vėliau? Manau, kad šitame etape šios idėjos yra atsisakyta, kadangi nuo pat pradžių turbūt sakėm, kad bus teikiami tie pasiūlymai, kurie sulauks plačiausio politinių partijų palaikymo, pridėtinės vertės mokesčio pokyčiai diskusijose dalyvavo, tačiau plataus palaikymo visgi pristigo. Gal galėtumėt padetalizuoti šiek tiek apie skolinimosi tas opcijas iš privačių ir juridinių asmenų, kaip turėtų išsidėlioti tas žemėlapis? Planuojamos išleisti gynybos obligacijos, kurios bus vyriausybės taupimo lakštų pagrindų parengtos ir, kaip minėjau, skolimosi kaina galėtų būti nedidesnė negu vyriausybė šiuo metu skolinasi, bet kitas saugiklis, kad jos turėtų būti skolimosi kaina nedidesnė nei 2 procentai. Tokie pasiūlymai buvo išsakyti susitikimų pas premjerę metu, politinių partijų atskirų atstovų. Tikėsime, kad tai sulauks palaikymo parlamente. Sakykime, skolintis tarptautinėse rinkose, apie tai kalbėjo ir Lietuvos bankas, kad ir apskritai ir prezidentūra yra teikusi tokią mintį ir kandidatai ne vienas yra apie tai kalbėjęs. Atsisakote tos minties plačiau skolintis, ne vien per obligacijas, ne vien šalies viduje? Vyriausybė nuolat skolinasi valstybės skolos, valdžios sektoriaus skolos aptarnavimui ir tai yra nuolatinis procesas. Poreikiai valstybės biudžete visuomet yra didesni negu išlaidos, tai reiškia, kad mes turim valdžios sektoriaus deficitą kiekvienais metais, reiškia, mes kiekvienais metais išleidžiam daugiau negu skolinam, daugiau negu surenkam pajamų, tai reiškia, kad skolinimas ir toliau vyks tarptautinėse rinkose, tačiau tai, kas apriboja Lietuvą, kaip ir kitas valstybės, tai yra valdžios sektoriaus balansas, tai yra mūsų pajamų ir išlaidų santykis. Jisai negali būti blogesnis negu 3 procentai bendrojo vidaus produkto. Šiuo metu mes tą ribą esame pasiekę. Dar turime klausimų? Jūs užsiminėt, kad žadat naikinti keletą lengvatų, tų vadinamų išskirtinių režimų, kaip įvardijot. Ar pasitikslinsiu, ar čia nebandoma taip vienu kartu įgyvendinti RRF paramos sąlygų, nes ten irgi berods figūruoja lengvatų atsisakymas kai kurių? Galima turbūt įvairiai vertinti. Man atrodo, vyriausybės pateiktas mokesčių paketas buvo subalansuotas, jame siūlomi pakeitimai buvo teisingai. Jeigu jie visgi sulaukia šiame kontekste palaikymo, man atrodo, galima nušauti 2 zuikius vienu šūviu, pateikiant ir teisingą sprendimą ir taip pat surenkant papildomas pajamas, kurios yra reikalingos gynybos finansavimui. Bet dalies tų lengvatų atsisakymas, kaip suprantu, bus pateiktas vėliau Briuseliui kaip papildomas argumentas, siekiant gauti likusią RRF paramą. Tai už visus sprendimus, kurie yra įrašyti kaip įsipareigojimas mūsų naujos kartos Lietuvo plane, už juos visus reikės atsiskaityti. Ir kiek dar iš 2026 metų. Ir kiek iš obligacijų dar gynybos, tų taupimo lakštų planuojat surinkti papildomai lėšų, nes jūs išvardinat iš tų pakeitimų, ten yra suma kažkokia?
planas? Gynybos obligacijos bet kokiu atveju tai nėra papildomas šaltinis. Tai yra pinigų srautų valdymo priemonė, kuri padės finansuoti skolintą dalį šiek tiek pigiau, negu tai būtų galima skolintas tarptautinėse rinkose. Visgi pajamų šaltiniai yra įvardinti pastoviojo finansavimo dalyje, tai yra mokestiniai pakeitimai, kurie atneš apie 0,5% BVP. Tuo tarpu kiti sprendimai yra reikalingi kintamos dalies finansavimui, jinai buvo parodyta skaidrėje, bet skolinimasis nėra papildomas pajamų šaltinis. Bet ar teisingai suprantu, kad tos iš taupimo lakštų gautos lėšos, jos bus nukreiptos gynybai dabar, nes jūs kaip sakote... Jos bus nukreiptos kintamos dalies finansavimu. Kaip minėjau, bazinis finansavimas bus užtikrinamas iš pastovių mokestinių pajamų šaltinių, tuo tarpu, kadangi finansavimo poreikiai šiek tiek sviruoja, kintamai daliai bus leidžiamos gynybos obligacijos ir taip finansuojamas ta dalis, kuri nėra padengta pastoviai šaltiniais. Tai kitaip sakant, taupimo lakštai tampa gynybos obligacijomis, kaip siūlė kai kurios opozicinės jėgos. Na, jeigu visuomeniai patogiau suprasti, kad tai yra gynybos obligacijos, manau, kad didelio skirtumo nėra, galim pavadinti skolimosi popierius taip, kaip visuomeniai suprantamiau. Ačiū. Ar dar turime klausimų? Panašu, kad ne. Tokiu atveju dėkojame ministrei, dėkojame kolegos žurnalistams ir visiems stebėjusiems spaudos konferenciją. Dėkui.